Labas visom. Susitinkame trečioje klasikinio 4 takelių reglano mezgimo pamokoje. Šiek tiek su ja užtrukau, iš tikro užgriuvo labai daug įvairiausių Patrė siūlų darbų, siuntų pakavimo, naujų siuntų gavimo, naujų mezgimo siūlų gavimo. Tai tikrai orientavausi į siūlus pačius, nes tai yra mano pragyvenimo šaltinis. Ir buvau į tai labiau susikoncentravusi, tai pamoka šiek tiek liko taip už borto. Bet pagaliau atradau to laiko, kada galiu vėl prisėsti, filmuoti toliau ir pagaliau numegzti šį megztuką vyrui. Tai tik tai noriu priminti, kad aš mezgu vyrišką megztuką LXL dydžio. Mezgimo siūlai yra iš Concept by Kate, nėra tik tai ant šio kamuoliuko etiketės, bet čia yra Time mezgimo siūlai. Šiuo metu dar Patrė siūlose jų šiek tiek yra, šios spalvos dėja, bet jau neturiu, o gamintojas juos jau yra išėmęs iš prekybos. Tai tikrai labai kviečiu visas į Patrė siūlai elektroninę parduotuvę www.patresiūlai.lt. Lengviausiai galite rasti skiltyje kojinių siūlai. Tai tikrai labai kviečiu. Dar prieš pradedant pamoką noriu šiek tiek sureaguoti į gautus komentarus, asmeninės žinutės po antros pamokos. Šiek tiek noriu įnešti tam tikro tikslumo, aiškumo. Tai vienas iš ne komentarų, o iš žinučių asmeniškai gavau dėl skaičių. Tai noriu tiesiog dar kartelį užakcentuoti, kad aš ir pati nesiorientuoju ir mano pamokos nėra apie tai, kad būtų visur žinomi skaičiai. Mano pamokų tikslas, ir aš jau kaip suprantu daugelio mezgančių pagal mano pamokas, patinka, tiksliau mano pamokos daugelio jūsų dėl to, kad matematikos mano pamokose yra labai mažai. Aš ir pati nemėgstu trukti kelias valandas, skaičiuoti, pradedi megzti ir matai, kad visiškai iš šono mezgi, visiškai nesigauna, tenka ardyti ir tik tai susinervuoja dėl sugaišto laiko. Tai aš kaip pati mezgu vis tiek yra tai, kad aš esu atsakinga tik pati už savo mezginius. Mano pamokos yra apie tai, kad aš esu orientuota į globaliai jūs visas. Ne į vieną žmogų, kuris galbūt mezga tais pačiais siūlais, tais pačiais virbalais, gal ir tankis toks pats yra kaip ir mano. Mano orientacija yra į jūs visas, nes aš puikiai suprantu, kad pagal mano pamokas gali būti mezgama iš įvairiausių siūlų ir taip ir yra. Tai kad jūs suprastumėte pačią techniką, ją perprastumėte ir nekartotumėte visko paakiui, jeigu taip galima pasakyti, taip kaip mezgu aš. Nes aš pati, kai dar mokiausi, lygiai tą patį dariau. Aš net ieškojau tų pačių siūlų, tų pačių virbalų. Ir mano su viena autorė, kaip dabar pamenu, niekaip nesutikdavo tankis ir mano mezgami megztukai gaudavosi ne to paties dydžio, ne tų pačių išmatavimų. Jeigu per krūtinę pamatuoju, visiškai netokie skaičiai. Ir aš bandžiau suprasti, kodėl taip yra. Ir tiesiog per tą praktiką atėjo supratimas, kad nereikia 100% atkartoti autoriaus, nes mes esam visiškai unikalios. Mes galim net ir paimti tą patį siūlą, tuos pačius virbalus, net ir firmos tos pačios virbalus, dydį tą patį, bet yra tikėtina, kad gal net ir išspausim iš mėginuko tą patį tankį, bet kai mes megsim didesnį mezginį, gali netitikti. Ir tada bus galvos skausmas, vargas, ką dabar daryti. Kitas yra labai svarbus momentas, kad aš nenoriu jūsų varginti ir jum akcentuoti kažkokių tai papildomų skaičių. Vienintelis skaičius, kurį mes turime gauti, pasiskaičiuoti, tai yra kiek mums reikia akių ant virbalų. Tai yra formulė, pirmoje pamokoje apie tai kalbu, pasakoju, galite pasižiūrėti ir viskas. Nes klientės buvo klausimas konkrečiai apie reglano takelių linijų, eilučių skaičių, kiek yra pridėta. Aš nežinau, aš taip ir atsakiau, aš nežinau, kiek pas mane čia yra eilių. Man buvo pagrindinis dalykas ir pagrindinė esmė apie tai, kad
gauti 28 cm. Visą šį ilgį 28 cm, pas man gavosi šiek tiek ilgesnis, 28,5 kažkur tai. Aš neskaičiavau, aš tiesiog ratu važiavau, pridedinėjau, tam tikrą momentą dar pamatavau, labiausiai buvo aktualu man ne dėl reglano ilgio, o dėl rankovės pločio, kad nebūtų per plati, kad žiūrėti, antroj pamokoje apie tai kalbu, kad nebūtų per plati rankovė, ar reikia čia irgi taip pat pridedinėti kas antroj eilė, ar jau vis dėlto kas ketvirto, nes kūno dalį dar trūko tos apimties. Tai va, ir aš neskaičiavau, aš nežinau, kiek čia tų eilių, ar čia 30, ar 40, ar 60. Aš ir nenoriu orientuotis į šiuos skaičius dėl to, kad jeigu kažkurį megsite visiškai iš kitų siūlų, jūsų tankis visiškai bus kitoks. Ir jeigu aš labai stipriai akcentuosiu, kad čia man išėjo, tarkim, 60 eilių, kita moteris megs, gal ir siūlai bus panašus. Matys, kad netitinka, galvos, kad numezgė negerai. Ne, orientuokitės į centimetrus. Pasiimkite liniuotę turi būti neatsiejama jūsų darbo dalis, turite ją turėti būtinai ir dirbti su liniuote. Mano pamokos ir yra apie tai. Mano pamokos, aš sakiau, kad nėra tom, kurios mezga pagal užsakymus. Mano pamokos yra tom, kurios mezgas šeimos nariams. Būtent kažkoks konkretus dydis, kur galite ir turite žmogų, ant kurio galite pamatuoti. Iš to paties ir dar buvo klausimas, kiek rankovėje yra akių. Taip pat aš nežinau. Niekada nežinojau. Nei kai megzdavau pagal pirktus aprašymus, kas juose tikrai būna parašyta, nei kai pati mezgu, netgi kai ir nekuriu pamokos, o tiesiog mezgu, aš niekada neskaičiuoju, kiek kūno dalyje ir kiek rankovėse. Ir tikrai būna sulaukiu, tiesiog megstuko kažkokį mezgiu ir manęs klausia, kiek akių yra kūno dalyje. Nežinau, aš neskaičiuoju, aš nematau tam prasmės, dėl to, kad visiškai nesvarbu, ar kūno dalyje bus 200, pavyzdžiui, 50 akių ar 270 akių. Tai nieko nekeičia. Jeigu drabužis užsidėjus yra geras tam žmogui, kurią mezgat, arba jūs, jeigu savo mezgat, matote, kad jums tinka, dydis atitinka, plačiau nereikia, siauriau nereikia, viskas. Daugiau nieko, jokios papildomos jums informacijos nereikia, dėl to aš ir stengiuosi kuo mažiau pateikinėti skaičių. Nevarginti jūsų su skaičiais ir kitaip pasakysiu, nekvaršinti jums galvos su milijonų skaičiavimų ir milijonų skaičių. Nes puikiai suprantu, kad mes galime megzti visiškai skirtingų siūlų, mūsų tankiai visų gali būti visiškai skirtingi. Aš noriu jūs išmokyti pačio principo ir savarankiškai pradėti megzti megztukus nuo viršaus apvaliai. Tai va. Ir dar noriu į komentarą sureaguoti buvo dėl virbalų spalvos ir pasirinktų siūlų spalvos. Kaip suprantu, jūs irgi daugelis jūsų mezgate šeimai ar savo mezgate ir jūs leidžiate tiek šeimai, tiek savo pasirinkti jums patinkančią spalvą, jums tinkančią spalvą tiek prie garderobo, tiek prie veido ir panašiai. Tai lygiai taip pat ir mano šeimos nariai, jie nėra kitokie nei kad jūsų, kai jiems aš mezgu, jie patys pasirenka, iš kokios spalvos jie nori, kad aš jie megščiau, nes jie tos drabužius nešioja. Konkrečiai šią spalvą išsirinko vyras, nors tuo metu, kai tik pradėjau megzti, buvo visas spalvynas šių siūlų, bet jis būtent išsirinko šią. Ir aš negaliu prieštarauti, aš negaliu sakyti, kad aš iš jos nemegsiu, nes mano vyras šį megztuką nešios. Ir aš linkusi gerbti šeimą už jų pasirinktas spalvas. Dėl virbalų, kad sutapo rožiniai virbalai ir raudonas siūlas, iš komentarų ir asmeniškai rašančių moterų aš supratau, kad tikrai iš esmės niekam tai neužkliuvo ir mezgu su rožiniais virbalais jau ne vienerius metus, lygi virbalai iš vis mano įrankis yra turbūt jau 5 metus ir tikrai net neketinu ir neplanuoju keisti. Rožinius aš turbūt turiu daugelį dydžių, nes man pačiai rožiniai patinka, ne dėl spalvos, tiesiog lygi aš turiu iš esmės visokius virbalus. Jeigu standartinio ilgio aš turiu labai daug, nes standartinio ilgio aš daugiau kur naudoju, tai ir skraiščių mezgimui, ir kai mezgu Magic Loop metodu, kad ir tas pačias rankovės, jeigu vaikiška megztukus, šalikus ir taip toliau, aš iš esmės viską mezgu standartinio ilgio, pas man trumpinti yra tik tai tada, kad aš pradedu megzti mezginį, tai būtent pačiai pradžiai pas man yra jie trumpučiai su trumpu valu ir kepurėm.
Daugiau aš iš esmės niekur jų nenaudoju, todėl pasirinkimo didelio trumpintų virbalų aš neturiu. Tik pamokai turėti skirtingas spalvas virbalų turbūt tikrai neketinu, nors aš iš komentaro supratau, kad būtų moters toks lūkestis, kad aš pakeiščiau virbalus ir ateityje šios klaidos nekartočiau, bet noriu pasakyti, kad sudėtingesnius momentus, kažkurias vietas, kurios tikrai žinau, kad gali būti naujos, gali būti nelabai aiškios, mezgu labai lėtai. Kartoju, kalbu, visada su garsu klausykite mano YouTube pamokas. Tikrai kartoju ne vieną kartą. Šį kartą net ir įgilinimą mezgiau pakankamai ilgai kartu, tam, ne po vieną tik tai parodyti, kaip pirmin ir atgal, tikrai mezgiau nemažai. Vyras montuodamas sudėtingesnius momentus dar ir šiek tiek palėtina, kad tikrai nekiltų joks diskomfortas žiūrint, net jeigu ir spalvos panašios virbalo ir siūlo, ar iš esmės vieta galbūt tikrai yra sudėtingesnė ir jūs norite kartu megzti ir žiūrėti ir suprasti. Tai tikrai stengiamės pateikti informaciją kuo aiškiau jums visoms. Nesuprantu, kad mes visos esam skirtingi, mūsų supratimo mūsų mokėjimo lygis yra skirtingas, vienos gal tik tai pradeda megzti, mezgė daug metų, bet apvaliai tik pradeda megzti, o yra tokios, kurios iš esmės tik tai pradeda megzti. Tai tam, kad mano pamoka pasiektų iš esmės kiekvieną jūsų, stengiuosi jas daryti tokias pakankamai universalias. Na kągi, štai toksai mano intro apie komentarus, aš juos visus skaitau, tikrai reaguoju. Bandau kažką keisti, bet yra tiesiog tam tikri momentai, kur pakeisti tikrai negaliu, o stengiuosi padaryti, kad jums būtų kuo aiškiau. Tai kągi, reglano linija yra numegzta. Mano atveju labai mažai liko siūlo. Nes įprastai megztukus, kai mezgu nuo viršaus, tam, kad kontroliuoti siūlų kiekį, arba kad pavyzdžiui neliktų likučio, nes šiuo kartu tai man siūlų net ir liks, tikrai. Kaip aš darau? Aš kaip atskiriu rankovės nuo kūno, aš pradedu megzti rankovės. Ir mezgu vieną rankovę, numezgu kitą, nes svarbiau yra, kad būtų gera rankovė, gero ilgio, o megztuko ilgį mes jau galim pasikoreguoti. Žinoma, jeigu bus per trumpas megztukas, bet kuriuo atveju reikia siūlų nusipirkti arba kažką tai priderinti, bet rankovė, jeigu jūs numegzite, pavyzdžiui, kūno dalį reikiamo ilgio, o rankoviai pritrūks centimetro. Tai tas centimetras rankoviai jis labiau matysis negu centimetras į ilgį. Tai va, tai čia tiesiog mano toks patarimas, nors šioje pamokoje aš megsiu toliau kūno dalį dėl to, kad liko labai mažai siūlo. Dabar mano atveju aš jau numezgiau iki pat galo, čia buvo mano pradžios žymeklis, pas mane yra, kad nenukristų žymeklis, aš vienos akies buvau nedamezgus, tai va. Mano reglano linija. Mano atveju reglano linija yra iš 2 akių. Kadangi yra 2 akis, gali būti 4, na, tarkim, lyginis kažkoks tai skaičius, nes nelyginio turbūt apart vienos akies mes turbūt gal ir reglano net ir nemezgame. Bent jau aš nelyginių akių reglanui nesirenku, apart jeigu viena yra akis. Tai jeigu jūsų lyginis akių skaičius reglano linijos ir, pavyzdžiui, yra 2, 4, 6, 8, gal net ir 10, gal modernų mezgate megztuką, tai reglano liniją aš dalinu per pusę. Tai mano atveju, jeigu 2 akis, tai viena akis bus kūnui, o kita akis eis į rankovę. Jeigu jūs vis tik mezgate, kad jūsų reglano takelis yra iš vienos akies, tai reglano linija eina į kūną. Tos, kur buvo pridėtos akis, ta pridėta juosta, aš nuimsiu. Štai, va čia yra ta visa pridėta juosta, matote, ne? Tai ji rankovės pridėta juosta, tai ji ir nueina į rankovę. Tai jeigu jūsų reglanas yra iš vienos akis, reglano dalis, reglano linijos akis nueina į kūną. Ir taip yra per visas vietas reglano. Taip, tai dabar grąžinu atgal. Patraukiu šiek tiek virbalą, kad akis nenukristų. Ir dabar perkelsiu akis rankovės ant pagalbinio siūlo. Žiūriu, čia turiu
likutį ant stalo kaip tik. Tai man jis labai gerai. Aš tokius likučius labai mėgstu pasilikti. Turiu atskirą maišelį, būtent va tokių likučių, iš kurių aš tikrai nieko nemėgsiu, nes ilgiau truks juos po to slėpti, kaišioti, nei kad pats procesas ir jo malonumas, neriant ar mezgant. Tai aš tokius visada turiu, kai man reikia papildomo siūlo. Ir jie man susivalgo tokiem visokiam mano projektam. Siūlą aš atvynioju pakankamai ilgą, čia gal šiek tiek ir per ilgas, galima buvo ir trumpesnė, tam, kad kai matuosimės, kad rankovės nei kiek netrauktų, kad akis būtų visiškai laisvai, kad galima būtų kuo aiškiau matyti, ar pakankamas ilgis megztuko, jeigu rankovę mezgat, tai rankovės ilgis. Tai darau tikrai pakankamai ilgą, kad niekur neužtrauktų ir visos akys būtų laisvai matavimuose metu. Nebent aš neplanuoju matuotis. Pavyzdžiui, mezgu identiškai tokį patį megztuką, tik tai, nežinau, ten ar kitos spalvos, tai turbūt jo užtenka tik tai tiesiog akis perkelti ant siūlo ir megzti nesimatavus. Dar galima perkelti ir ant valo. Yra stoperiukai, kuriais galima pradžią ir pabaigą užsukti to valo, kad jums akis neišbyrėtų, bet aš neperkelinėju ant valo ir šitoj vietoj stoperiukais, stabdukais neužsukinėju dėl to, kad su siūlu yra elastingesnis, akys neišsikraipo, nes būtent šiose vietose, kai jūs mezgat, mezginys juk juda, matuojantis mezginys juk juda. Tai kad niekur akys neišsikraipytų, nepadidėtų, aš renkuosi siūlą. Dabar ir mačiau naujienos, yra tokie irgi, turbūt gal valai galėčiau pavadinti, irgi elastingi tokie, kol kas dar patys siūluose nėra, bet audžiu mintį, kad reikėtų galbūt juos atsivežti. Mačiau, kad Kaitė turi. Tai žiūrėsiu. Taip, ir visas akis, rankovės, visas akis perkeliam. Žiūrėkit jūs kaip perkelinėt, sakau, ar ant valo, ar irgi ant siūlo. Adatą irgi turėkite storesnę, tinkančią mezgimui, bet nesiuvimui. Nes tikrai su siuvimo plonom adatom yra nepatogu dirbti, kai yra siūlas storas. Tai būtinai naudokite mezgimo adatas. Gali būti plastmasinė, pas mane yra štai tokia. Man šios plastmasinės kaip ir patinka, tik tai man jų yra per didelis, šita akutė per didelė, jinai per plati, tai jeigu siūlas, dirbant su storu siūlu, nebūtinai su storu, dirbant, kur akis yra didesnės, tai pavyzdžiui su macheriu, aš pilnai galiu dirbti ir su ta adata. Bet kai yra akis nedidelės, kaip mano šiuo atveju, ši adata irgi šiek tiek pratampo. Tai žiūrėkit. Dabar priejau prie reglano linijos, žymeklį aš nusikeliu ir štai reglanas turi dvi akis. Viena akis keliauja į rankovę, kita akis bus kūno dalyje. Tai va, pertraukiu siūlą, užrišu. Viskas. Dabar, kadangi, kad būtų patogiau, taip, aš tiesiog, dabar dar nemezgu, bet tiesiog noriu perkelti, išimti žymeklį, kad jis man nebetrukdytų. Dabar žiūrėkite. Taip. Čia rankovė, kaip ir sakiau, pas man jinai turi būti, aš pratempsiu ją, štai. Tuoj taip sudėsiu, žiūrėkite. Jinai man turi būti visiškai laisva. Matote, kad būtų visiškai laisvai, tam, kad kai matuosimės, kad mums būtų patogu, niekur neverštų, niekur netrauktų. Na, sakau, šiek tiek gal per ilgą, bet pasižiūrėkit, visai nedaug liko. Tai jeigu mes būtumėm labai mažai, ją trauktų ir kai matuosimės bus nepatogu, neaišku bus matyti, jeigu tikrai pirmą kartą, pavyzdžiui, mezgate tą dydį
ir norite arba pirmą kartą 4 takelių reglaną mezgate, tai maksimaliai norisi pataikyti gerai, o rankovės vėlgi, bent jau man, aš kai mezgu klasikinius modelius, kai modernus modeliai, kuomet rankovė labai plati arba ten kūno dalis labai plati, tai turbūt gal didelės reikšmės neturi. Kaip kad dabar dar vis toliau dirbu su macheriniu šriko dizainu, tai rankovės ten yra žiauriai plačios, tai ten nieko aš nei siaurinu, nei platinu, jos yra plačios, tiesiai mezgamos, tai man iš esmės nėra skirtumo šio siūlo ilgis, esmė yra tame, kad pasimatuoti. Tai va, bet jeigu mezgat klasikinį, tai man klasikiniai modeliai turi būti klasikiniai. Rankovės yra pakankamai siauros, ne per plačios, kūno dalis turi būti irgi atitinkamai, ne tai, kad prigludusi, bet ne daug platesnė negu pats kūnas, kad nebūtų per platu. Tai žiūrėkite, dabar mums reikia sujungti priekį ir nugarą. Kalbant apie pažastį, mes visi turim pažasties tam tikrą centimetrų ilgį. Aš nesu savo, gal kartą esu matavusi, nes turbūt kai žakardą mezgiau, tai kad įsiskaičiuoti ten kuo aiškiau, turbūt reikėjo, bet šiaip iš esmės nematuoju. Yra ir formulės, kaip išsiskaičiuoti, kiek akių į pažastį reiktų pridėti. Aš tik tai gal pasakysiu, formulę aš nenaudoju šiai vietai. Aš tik paminėsiu, kad kadangi mes visi anatomiškai turime pažastį, ji yra trumpesnė, ilgesnė pagal kiekvieno mūsų sudėjimą, tai mes negalime nei kiek nepridėti, va tai padaryti. Negalime. Dėl to, kad šitoj vietoj, kur pažastis yra, šitoj trauks. Įlys į pažastį, joje labai trauks ir bus nepatogu nešioti. O jeigu mezgate šiltų siūlų, vis tiek, bus diskomfortas. Tai mes anatomiškai turime pažastį, todėl tam tikras akių skaičius jisai turi būti tarp priekio ir nugaros. Tai aš gal tiesiog pasufleruosiu, kiek aš įprastai. Priklauso žinoma nuo siūlų storių, bet jeigu orientuotis, jeigu mezgu 3,5, 4,5 dydžio virbalais, jum kad orientacija būtų į siūlo storį, tai aš savo moteriškam megztukui kažkur tai dedu 8 akis, plius minus 6, 10, gal labiau va tai būtų, bet pagrindė yra 8 akis, vyriškam megztukui dedu 8-12 akių. Tai priklauso irgi nuo siūlo storio. Netgi galima šioje vietoje šiek tiek pažaisti, jeigu matote, kad rankovė šiek tiek siauroka, norisi trupučiuką pločio, bet reglanas jau jums yra pakankamas, šioje vietoje galite kokias kelias akis pridėti daugiau. Tai jums tiesiog jinai šiek tiek paplatės ir jums duos laisvumo į rankovės ilgį. Kadangi mano vyrui matuojantis jinai buvo gera, tai aš dėsiu standartiškai, šiuo atveju 10 akių. Aš dedu jas paprastai, tiesiog ant piršto persuku siūlą, štai taip jisai yra. Oi, palaukit, taip aš virpalo nelaikysiu. Va, paimu, aš persuku. Va tokia kilputė, kad būtų. Va taip, va. Štai. Va taip, va, matot? Va. Ir uždedu ant virpalo. Taip, 2, 3, 4, 5. Žymeklis mano dabar keliauja į pažasties vidurį. Kur mano šitas žymeklis? Ir dar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Taip, pirmą akį, va šią, permezgam pakankamai tankiai. Taip prispaustai, kad jinai laisva nebūtų. Va. Ir dabar mezgam iki kitos rankovės gerosiomis akimis. Taip, žiūriu, mano siūlas baigėsi.
nedaug jo liko, tai aš paliksiu šitą galiuką. Dabar žiūrėkit, kadangi tai yra ne 100% merino vilna, šis siūlas yra skirtas kojinių mezgimui, jame yra poliamido, tai jį jungti šlapiuoju būdu būtų šiek tiek rizikinga. Tai tam, kad jisai gali visiškai nesukibti dėl sintetikos esančios jame, tai aš tokius siūlus, kurie kažkiek maišyti, tas pats ir macherinis siūlas, aš mazgelių jokių nedarau, aš šlapiuoju būdu jų nejungiu, aš darau paprastai. Mano šis baigėsi, aš jį palieku, paimu naują siūlą, va, palieku ilgesnį ir mezgu toliau. Štai. Jūs gal net ir esat atkreipusios dėmesį, jeigu aš, pavyzdžiui, rodau savo mezginį, kuris dar nėra pabaigtas, nėra išplautas, kad juose yra skylės va tokios. Tai čia šių skylių nelieka, aš po to viską sutvarkau, paslepiu siūlą, parodysiu, kaip šis siūlas yra paslepiamas, kaip sujungiama, ne tarpusavį sujungiama, bet kaip gražiai jisai yra paslepiamas, kad pasidarytų čia kaip akis ir jo iš esmės nesimato. Tik tai dar toksai patarimas iš mano pusės, kad priekyje patarčiau sujungimų nedaryti. Vis tiek stenkitės, kad tai būtų arba rankovėje, arba nugaroje. Nes jeigu gražiai ir tvarkingai nepavyks jums paslėpti siūlo, tai vis tik jisai matysis, o priekinė tai yra vis tiek tas pagrindinis vaizdas, kurį ir jūs matote, ir kiti mato, tai rekomendacija yra, kad siūlą, netgi jeigu ir šlapiuoju būdu jungiate, aš irgi pati, kai jungdavau, tai stengdavausi, kad jungimas būtų ne priekinėje dalyje. Geriausia yra iš esmės kažkur tai šoniukė. Bet kadangi pas man siūlas baigėsi, man būtų neužtekę jo iki pat čia, aš būčiau čia geriau palikusi, tai čia būtų iš vis taip gražiai pasislėpęs, kad jo net nesimatytų, bet man tiesiog jo nebeliks nei kiek galiuko, kad aš galėčiau su juo dirbti. Tai taip sakau, šiek tiek nedėkingai man siūlas pasibaigė, nes įprastai aš pabaigusi šią dalį, atskirusi rankovės nuo kūno, aš pereinu prie rankovių mezgimo, ne prie kūno, bet šį kartą megsiu kūną. Taip, dabar reglano dalis. Žymeklį nukėliau, permesgu ir vieną palieku kūnui, šitą nukeliu, kad žymeklį nusiimti, grąžinu atgal ir vėl pasidarau pagalbinį savo siūlą ir vėl rankovės dalį perkeliu ant siūlo. Taip, visas rankovės akis perkeliau, vieną reglano akį perkeliau į rankovę. Taip, perkeliau. Tai, žiūrėk, kažkas ne taip. Surišu, kad akis nepabėgtų. Taip, susitvarkau su siūlais. Ir dabar 10 akių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir mezgu. Pirma čia yra reglano akis. Ji po to, kai aš megsiu rankovę, ji šiek tiek pamažės, nes ant siūlo persikelia akis, jos šiek tiek tapo tokios mažytės, o šita labai įsitempė, bet vis tiek šią pirmą akį stengiamės permegzti kuo tvirčiau, tam, kad kuo jį mažesnė būtų, nes būtent šios pažasties akys, jos būna kartais, kartais didesnės ir kad neliktų skylių. Na ir ką, dabar mezgu apvaliai, man reikiamą ilgį gerosiomis akimis, štai, taip, šiek tiek mezginį patrauksiu į šoną mano lentelę. Dabar tik tai žiūrėkite,
Žiūrim. Ilgis nuo pažasties L dydis XL 46-48. Dar noriu tik tai paminėti, kad labai atkreipkite dėmesį į žmogaus ūgį. Nes gali būt, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs vyrišką megztuką mezgate, ne, nešioja, atrodo, ir L dydį, bet, pavyzdžiui, ūgis yra, tarkim, 1,70 m. Na, tai tikrai bus per ilga. Arba, pavyzdžiui, nešioja L dydį, bet ūgis yra 1,90 m. Tai šiek tiek reikėtų ilgesnio. Tai į tai irgi būtinai, lygiai taip pat ir su moterišku megztuku, jeigu mezgate M dydį, žiūrite 40 cm. Ir čia ilgis yra bendrai viso megztuko su atnara. Nuo pažasties iki pat apačios. Tai vėlgi orientuokitės ir į aukštį, žmogaus ūgį, nes nors ir mes galim būti pagal nešiojimus dydžius, nešioti tą patį dydį, bet ūgis irgi turi labai didelį įtaką. Nes būna, kai moteris klausia, kiek jūsų kažkuriam megztukui reikėjo siūlų, tai aš nors ir parašau, kad mezgiau ML dydį, bet tikrai dar būna parašau ir savo ūgį, kad žmogus orientuotųsi, nes iki dabar prisimenu tokią istoriją, kad moteris rašo, mano S dydis, kiek man reikės siūlų. Na ir aš pagal tą standartą, galvodama ir apie save, pasakiau mažesnį kiekį, negu reikėtų, kad man megztukų. Ir jinai rašo, sako, man bus tikrai mažai, sakau, lyg ir turėtų užtekti. O jinai sako, mano ūgis, aš dabar nepamenu, bet lygtais 1,85 m ar kažkas tai tokio, kuomet už mane žmogus yra 15 cm aukštesnis. Tai irgi tas turi įtakos, kad ir žmogus kudutis nešioja mažą dydį, bet jeigu jis bus labai aukštas, jam atitiks siūlų kiekis ir visi išmatavimai kaip didesniam žmogui. Tai į tai orientuokitės. Tai aš megsiu kažkur tai apie 46, gal 45. Pasižiūrėsiu tik tai dar. Mano plačios atnaros. Mano ir kaklo atnara yra pakankamai plati kaip kaklui. Tai kūno ir rankovių atnaros mano būna įprastai mažiausiai 10 cm, kartais netgi ir 12. Tai paprasčiausiai aš nuo 46 minusuosiu, tarkim, 10 cm ir man reikės gerosiomis akimis apvaliai megzti kažkur apie 36-35 cm. Iš esmės, kai numezgu kūno dalį be atnaros, tuomet aš irgi pamatuoju. Pasižiūriu, ar reikėtų dar kūnui pamegzti, ar jau atnarą megzti. Ir tuomet jau irgi ir pačią atnarą reguliuosi. Jeigu matau, kad tikrai jau įsivažiavau ir per ilgą mezgu, tai tiesiog su atnara jie trumpesnę padarau. Bet vėlgi, kaip ir sakau, matuokit, žiūrėkit, lentelės yra padarytos tokios pakankamai irgi universalios, tai į vieną pusę ir į kitą pusę tie centimetrai tikrai gali būti skirtingi. Lygiai taip pat ir su reglano takelio ilgiu, rankovės ilgiu, vėlgi rankovė, bet apie rankovę mes kalbėsim kitą pamoką, tai labai nesinori man šiandien plėstis. Kalbant, kadangi kūno mezgame, kūno dalį, tai sakau, žiūrėkite, patarčiau, arba gal net turit kažkokį megztuką iš nešiojimų, kuris tikrai yra tinkamas, bet jeigu jūs žiūrėsite į pirktinį, tai orientuokitės, kad pirktinis jis nėra toks elastingas labai, kaip mūsų mezgamas. Tai vėlgi į tai atsižvelkite. Tai va, tai kas susiję dar su šiek tiek tų skaičių, tai tiesiog dabar mezgam mum reikiamą ilgį. Aš numegsiu iki mūsų rankovės, kad jums parodyt kaip pažastį, bet ten viskas yra labai paprastai, nieko sudėtingo. Tas persuktas kilputes mes išmegsime tiesiog paprastomis gerosiomis akimis. Taip, grįžau šiek tiek, nes žiūriu prie jau rankovę ir prie jau tas tokias jautresnės akis, kurios yra didesnės. Tai žiūrėkit, matot, kaip šita kraštinė akis labai įsitampė. Jinai išsitempė dėl to, kad šioji pirma akis, kuri yra ant siūlo, yra praktiškai jos net nesimato, nes jos yra sujungtos. Tai nesigąsdinkite, kai jūs jau rinksite rankovę, žiūrėkit, matot, patrauksit ir jinai sumažės.
Bet, kaip ir sakiau, stenkite šitas vietas tikrai pakankamai tankiai, taip tvirtai megzti, nes kaip bebūtų, šios vietos tokios būna vis tiek didesnės akys pasitempusios, tokios pasitampiusios. Taip, ir priėjom mes prie pažasties akių, štai jos tokios kryžiuotos yra, tai tiesiog kabinam, įprastai, lyg megztumėm gerosiomis akimis, lygiai taip pat. Jeigu labai tvirta yra, tai tiesiog šiek tiek patempkite su virbalu. Va. Visiškai paprastai. Lyg megztumėte gerą akį. Va. Irgi būna pakankamai didelis tarpas, jisai po to vis tiek susivažinėja, nes užsipildo siūlų, užsipildo akimis, jis padidėja, matot? Kai akį paimam, tas tarpas sumažėja. Va. Ir turim pažastį. Ir dabar, ir matot, va, jau praktiškai jo neliko, nes jisai išsinaudojo ant akių. Va. Ir toliau mezgame kūną. Dar šiek tiek pamegsiu. Štai. Taip. Na, pasižiūrim, ką mes čia turime. Man mezgant panašu, kad šiek tiek yra per ilgas valas, tai dar šiek tiek pamegsiu, kai akis susigulės taip, kaip reikia, pažastis visas išmegsiu. Tai dar pasižiūrėsiu, ar pereiti ant trumpesnio valo, nes irgi kalbėjau apie tai, kad patogiau ir greičiau mezgasi, kai mes mezgame ant trumpesnio valo ir akis yra viena prie kitos pakankamai arti, mažiau reikia stumdyti, tik tai vėlgi įsivertinkit viską proto ribose. Tikrai nereikia pereiti ant 40 cm valo, kuomet tiesiog jos visos bus susigrūdusios į vieną krūvą ir net neįs jų net patraukti, jau tada tikrai yra nepatogu. Tai va, tai man su šiek tiek čia, kiek matau, yra 80 cm, tai aš turbūt pereisiu 60, nes 60 man yra pats geriausias valas, jo pats geriausias ilgis, tai turbūt pereisiu mažesnį. Dar sakau, pamegsiu kokias kelias eiles, pasižiūrėsiu, bet jau dabar matau, kad man nėra labai patogu. Norisi to greitesnio mezgimo, negu kad dabar mezgu. Tai ką, dabar susitiksime numezgusios mums reikiamą ilgį ir susitiksime mezgant atnarą. Tai mezgame toliau savarankiškai iki kiekvienai jums ir man reikiamo ilgio tiesiog paprastai lygiuoju gerų akių mezgimu. Man jis labiausiai patinka, labai nemėgstu aš atnarų megzti. Tai va. Tai savarankiškai mezgame toliau iki atnaros. Taip, numezgiau kūno reikiamą ilgį, dabar dar liko numegzti atnarą. Mano atnara bus kažkur tai apie 8-10 cm. Taip, tai dar viena liko geroji akis. Ir kadangi mūsų kaklo atnara yra dvi geros, dvi išvirkščios, tai lygiai taip pat aš ir megztuką baigsiu dviem gerom ir dviem išvirkščiom, kad visur atnaros būtų vienodos. Jeigu jūsų, pradedu nuo dviejų gerų, jeigu jūsų atnara buvo mezgama viena gera, viena išvirkščia, tai ir pabaikite taip pat, kaip ir jūs pradėjote, tam, kad būtų vienoda, nes vienoda tikrai manau, kad daug gražiau. Taip, tai dabar mezgu dvi geros, dvi išvirkščios iki pat pabaigos. Tai susitiksim čia, kai liks 4 akis. Taip, turime 4 likusias akis. Tai buvo išvirkščios, 2 geros ir 2 išvirkščios. Ir toliau mezgame 2 geros, 2 išvirkščios.
Jeigu jum kartais bus taip, kad nes kadangi mes tikrai neskaičiavom akių, ne pagal akių skaičių žiūrėjome, o tiesiog darėm reklano liniją pagal mums reikiamą centimetrų ilgį ir pavyzdžiui, jūs čia pradėjot gerosiomis, viską mezgat čia teisingai, tvarkingai ir jūs matote, kad priėjus šioje vietoje irgi baigėsi 2 gerosiomis akimis. Nes jeigu 2 geros, 2 išvirkščios, vis tiek tas dar skaičius turi būti ne tik tai, kad lyginis, bet jis dar turi dalintis ir iš 4. Jeigu vis tik jums taip nepavyko ir lieka, tarkim, 2 akis, ne? Tai aš, kaip įprastai darau, aš tiesiog sumezgu, pasilieku 4 ir matau, kad pas man baigsis, čia bus 2 išvirkščios, o čia bus vėl gerosios, man kaip ir tokios nereikalingos. Tai variantai gali būti 2. Tarkim, jūs tuomet mezgate čia 2 išvirkščias, 1 gera, pridedat 1 akį, 1 išvirkščia, pridedat 1 išvirkščią akį. Tiesiog pridedat papildomas 2 akis ir tuomet jūs turėsit viską tvarkingai. Arba paprasčiausiai likus 4 akims 2 sumezgat. Šias 2 sumezgat išvirkščiom ir šias 2 sumezgat išvirkščiom. Tai žiūrėkit pagal save. Arba tuomet 2 akim sumažinkite, arba 2 akim padidinkite atnarą. Su 1 gera, 1 išvirkščia gali būti tik tai tas variantas, kad gali būti 1 akis. Nes, pavyzdžiui, va čia bus jūsų išvirkščia akis, o čia geroji akis. Na, tai aš įprastai sumezgu ir mezgu toliau, nes ta 1 akis tai tikrai nepadaro jokios įtakos ir vizualiai tikrai net nesimato. Tai kągi, mezgame mums reikiamą ilgį toliau, tai aš kaip ir sakiau, kažkur tai 8 arba 10 cm, tame tarpe, bet turbūt 8 pasižiūrėsiu, pamatuosim ir tuomet jau darysime užbaigimą. Taip, numezgiam mums reikiamą ilgį atnaros. Užbaigimą atnaros jūs galite daryti savo nuožiūrą. Aš šiek tiek prasimesgiau, kad nepabėgtų man žymeklis. Taip, tai jūs žiūrėkite pagal save. Galite užbaiginėti paprasčiausiai sumezgant 2 akis. Tik tai rekomenduoju užbaigimą daryti, taip. Užbaigimą daryti 2 geras akis sumezgam geromis, o kur yra išvirkščia akis, išmegzkite ją išvirkščiai ir perkelkite. Rekomenduočiau taip, ne visas gerosiomis akimis užbaiginėti, bet kur gerosios gerom, kur išvirkščios išvirkščiom. Tai galite paprasčiausiai tokiu būdu pabaigti. Aš vis tik pabaigimą darysiu adatos pagalba. Tai tam, kad pereiti prie užbaigimo, mes dar turėsim papildomai numegzti 3 eiles. Kadangi pas mane yra 2 geros, 2 išvirkščios, aš turiu pereiti prie 1 geros ir 1 išvirkščios. Jeigu jūs atnarą mezgat 1 išvirkščia, 1 gera, tai tuomet jums šios eilės megzti kaip ir nereikia. Aš tiesiog turiu pereiti prie 1 išvirkščia ir 1 gera akis. Tai tiesiog persimezgu 1 eilę, kad būtų 1 gera ir 1 išvirkščia eilė. Visiškai paprastai. Tai susitiksime tuomet čia, kai pabaigsiu pilnai visą eilę megzti. Tai pirmoji eilė numegzta, perkeliam žymeklį. Dabar antroji eilė. Gerasias akis mes paprasčiausiai nukeliam. Nukeliam ir siūlas yra už mūsų virbalo. Išvirkščią akį išmezgam išvirkščią. Vėl gerą akį tiesiog nukeliam, su siūlu nieko nedarom, jis lieka gale. Išvirkščią akį išmezgam. Gerąją nukeliam, išvirkščią išmezgam. Gerąją nukeliam. Ir taip iki pat pabaigos. Tik stenkimės labai stipriai neužveršti tam, kad atnaros pati pačia labai nesusitrauktų. Tai stenkimės
tuo pačiu tankumu, kaip ir mezgiam visą atnarą. Beje, aš atnarą mezgiau to pačio dydžio virbalais, nekeičiau į mažesnį, nes aš mezgu pakankamai plačias atnaras, tai man patinka, kada atnara nėra suraukta, o jinai yra iš esmės tokio pat pločio, kaip ir pats megztukas yra, kaip megztuko kūno dalis, nes įprastai tai atnaros, kad ir mezgam, netgi galim megzti to pačio dydžio virbalais, bet iš principo pats mezgimas gerų išvirkščių akių, jis šiek tiek sutraukia patį mezginį. Tai aš tiesiog stengiuosi megzti tuo pačiu tankumu, to pačio dydžio virbalais, tam, kad atnara būtų tokio pat pločio, nesusitrauktų, kaip ir pats megztukas. Taip, tai mezgame toliau iki pat pabaigos ir susitiksime jau trečioj eilėj. Taip, trečioji eilė. Kas beje mezgėt viena gera, viena išvirkščia, tai jums reikia pradėti nuo antros eilės. Numegzti antrą ir trečią eilę. Tai dabar trečioji eilė. Gerą akį išmezgam, išvirkščią perkeliam. Siūlas jau dabar yra priekyje. Gerą išmezgam, išvirkščią perkeliam, siūlas yra priekyje, matot, ne? Gerą išmezgam, siūlą permetam į priekį, lyg norėtumėm išmegzti išvirkščią akį, bet mes ją tiesiog paprasčiausiai perkeliam. Lygiai taip pat nieko nesutraukiam, labai stipriai nemegzkim. Ir taip iki galo. Tai yra paskutinė mūsų tokia kaip ir pasiruošiamoji eilė prieš užbaigimą, kada susiūsim akis tarpusavy. Taip, pabaigiau aš ir trečią eilę, nuimam žymeklį, mums jo jau nereikės. Aš siūlą jau nukirpau, aš palieku tikrai pakankamai ilgą siūlą tam, kad tikrai užtektų. Tiesiog iš patirties yra tekę, kada reikėjo galvoti, kaip čia dabar gražiai sujungti, kai siūlas baigėsi vidury susiuvimo ir tada yra nepatogu. Na, tai žodžiu, aš jau geriau pasilieku šiek tiek daugiau. Šiaip iš esmės užtenka, jeigu jūs megztumėt ant ilgesnio valo, nes čia pas mane pakankamai tos akys siaurai, tai kokius 3 kartus, kiek yra pločio. Bet, sakau, pas manis yra nėra dabar tikslus dėl to, kad man patogiau megzti ant 60 cm valo, kada akys yra ganėtinai šalia viena kitos, tai čia būtų netikslu, jeigu aš tik tai apimčiau šio valo ilgį ir tik 3 kartus apjuosčiau. Va taip va. Tai man tikrai jo trūktų siūlo, nes akių čia yra pakankamai daug. Tiesiog jos yra ant nedidelio valo, tai šiek tiek būtų netikslu. Tai aš iš akies tiesiog šiek tiek ilgiau, aš po to jau, jeigu man yra vis tiek nepatogu, nes siūlas ilgas, tai siūti su ilgu siūlu tikrai yra nepatogu, ypač iš pradžių. Tai aš jau, jeigu matau pusę susiūvus, kad mano vis tiek dar yra labai ilgas siūlas, aš tada kažkiek jau nukerpu, kad savo palengvint, kad greičiau vyktų siuvimas. Taip, dabar žiūrėkit, palaukit, kaip man čia šitą virbalą, gal taip. Mes turime 2 geras akis. Va, šita gera akis, aš dabar tik tai parodau. Šita gera, kas antra yra mūsų gera akis. Gerojoj pusėje, kai mes žiūrime į mezginį. Bet lygiai atitinkamai taip pat geros akis yra ir išvirkščioje pusėje. Mes dabar turim iš esmės visur gerasias akis, tik tai vienos akis žiūri į mus, kitos yra nugaroje. Tai mes turime susiūti po 2 akis, kas antrą akį. Šias siūsim akis, tada va šitą su šita, tada vėl
šią su šita ir taip toliau. 2 geras akis šios priekio susiūnam, 2 geras akis nugaros susiūnam. Taip, tai dabar, palaukit, kaip jinai čia buvo, taip. Tai va, kadangi mano akis žiūri į kairę pusę, tai aš bedu į ją, perkeliu. Ir taip pat bedu į kitą. Dabar, matote, šią akį praleidau, kuri yra geroji akis šioj pusėje. Aš į ją į vidų, va taip bedu. Man yra patogiau iškarties ir nukelt abi akis. Ir bedu į 4 akį. Irgi taip pat į vidų. Štai čia. Ir aš ją nukeliu. Man yra patogiau. Taip iš karto gaunasi, kad mes nukeliam 4 akis, kai jas, na, turbūt teisinga būtų, persiuvam su adata. Toliau. Grįžtam į tą pačią, prieš tai buvusią gerąją akį. Štai jinai yra. Ir į ją bedame jau va taip. Va taip. Ir kabiname iš karto sekančią. Toliau ieškome, štai, mūsų geroji akis iš blogosios pusės yra ši. Imam antrą sienelę jos. Va. Ir kabiname iš karto kitą akį, kuri išvirkščioj pusėje būtų geroji. Vėl randame, va, mūsų akis, kurią mes paleidome. Va, ta pati juosta, kurią mes paleidome, mes vėl į ją bedame adatą, į šalia esančią ir susiūname. Toliau matome vėl, štai, paskutinė akis, štai mūsų, va ši paskutinė akis, ji matosi labai gerai, va. Nežinau, kaip čia parodyti, aš gal dar taip, štai jinai yra, va, jinai taip tokia kaip nukritusi, va, jos sienelė. Tai mes štai į ją ir į šalia esančią. Vėl 2 priekyje susiūname. Netraukiam labai stipriai, 2 susiūname esančias gale. Vėl priekyje. Ir vėl 2 esančias gale. Ir taip iki pat pabaigos. Dar kol kas siūlas, gal jis yra ilgas, tikrai nelabai patogu. Ir užtrunka. Iš tikrųjų, tai mes jau matome. Mes paprasčiausiai padarom iš visų pusių, kad būtų geroji akis. Ir pakankamai elastingas šis užbaigimas yra, tik tai nereikia labai sutraukti. Tada tikrai jis bus toks ganėtinai kietas ir labai stipriai susiaurės pati apačia. Na tai siūvame dabar iki pat pabaigos ir susitiksim likus
dviem akim, dviem paskutiniam akim. Taip, susiuvau visą eilę, liko paskutinė akis. Štai. Ir dabar dar turime pabaigti užkabinti mes su gerosiomis akimis išvirkščioje pusę. Irgi dar nebaigėm, mes paskutinę akį susiuvom. Čia irgi susiuvom, bet mes turim sujungti su pirmąja akimi. Taip, tai kabiname paskutinę, randame. Štai čia, jinai tokia kaip pasislėpusi jau dabar. Štai jinai yra. Va, mūsų pirmoji. Sujungiame. Ir taip pat išvirkščioj pusėje surandame paskutinę. Pirmoji irgi tokia va, pasislėpusi, tokia dabar užsilenkusi yra. Štai. Sujungiam su pirmąja akimi. Na ir paprasčiausiai aš padarau mazgelį, visiškai paprastą. Ir paslėpiu siūlą blogojoje pusėje. Tai iš esmės mūsų kūno dalis jau yra baigta, atnara yra numegzta. Dabar pereisim prie rankovių mezgimo, tai bus jau kitoj pamokoj, bet dar tuo pačiu šioje pamokoje noriu parodyti, kaip aš sujungiu siūlus. Taip, susirandu, kur yra mano sujungti siūlai, tiksliau, kur vieno siūlo pabaiga yra kito pradžia. Matome, kad mes turime skylutę. Ir dabar žiūrėkite. Tam, kad nebūtų čia skylės, ir aš kaip ir sakiau prieš tai, kai mezgiau dar šią dalį, kad aš mazgelių jokių nedarau, nes galima būtų čia mazgą padaryti ir po to paslėpti. Aš taip nedarau. Esmė yra tame, kad jeigu čia nebūtų sujungiamas siūlas, mes galim pamatyti, kaip tos akys eina. Jos eina lik štai tokiu vingiavimu. Kai mes mezgam, jos va taip vingiuoja. Tai mes ir turim padaryti taip, kad šitas vingiavimas būtų viršuje, nes jos turėjo, šitas siūlas turėjo va taip į viršų nusivingiuoti. Taip. Tai dabar paimu vieną siūlą. Man taip nepatogu, man reikia. Taip. Va. Ir dabar, čia matot, skylė, čia yra viršutinė eilė, tai mes tą pačią imitaciją, tokios bangelės turime padaryti šioje eilėje. Tai aš bedu į šalia esančią, va iš karto į šią ir į apačią. Štai, matote, taip, kad aš imitavau, va, matot, atrodo, lyg taip ir turi būti. Taip, toliau. Ir siūnam, ar tiksliau, nežinau, slepiam siūlą taip, lyg jisai būtų mezgamas. Ta pačia kryptimi. Štai. Iš apačios į viršų, iš viršaus į apačią. Taip, ir sutvirtinti turime ir antrą. Taip, mūsų antras siūlas. Ir kitą pusę taip pat.
Štai. Turime išvirkščią pusę. Ir turime, taip, palaukite, aš taip apsuksiu. Štai, čia turime gerąją pusę. Štai. Irgi, kai siūlą slėpsitės, tenkitės, kad tikrai nebūtų labai užveržta, nes jums šią vietą paprasčiausiai sutrauks. Tai va, taip ir paslėpiu visus siūlus, kuriuos aš sujunginėjau. Tiksliau, vienoje vietoje pabaigiau, kai kitą pradėjau siūlą, tai aš taip sujungiu siūlus, kuriuos negaliu sujungti šlapiuoju būdu. Tai ačiū, kad žiūrėjote mano antrą pamoką ir trečią pamoką ir susitiksime dabar jau ketvirtoje, kai megsime rankovę. Ate, ate.